Labą dieną, esu įmonės Malvetra vadovas. Įmonė buvo įkurta 2022 metais ir įmonės pagrindinė veikla tai yra saulės elektrinių montavimas, pardavimas ir eksploatacija. Taigi įmonė įkurti kilo idėja besidarbuojant šioje srityje kitoje įmonėje ir surinkus pakankamą tiek praktinių, tiek teorinių žinių bagažą, nusprendžiau, kad pats laikas būtų atsidaryti savo įmonę ir tai prisidėti prie tvarios energetikos auginimo Lietuvoje. Tai po projekto įgyvendinimo mums pavyko optimizuoti darbus. Projekto eigoje įsigyta įranga padeda mums ne tik greičiau ir operatyviau reaguoti į esamas situacijas, nuvykti į objektus, bet kartu ir ateityje tikėtis plėtros galimybių, kurti naujas komandas. Tai už projektui skirtas lėšas mums pavyko įsigyti naują mikroautobusą, įrankių komplektus, tiek akumuliatorinius, tiek, sakykime, smulkius darbo įrankius. Įsigijome naują traktorių, kuris būtent bus skirtas saulės elektrinių parkų priežiūrai, tai tiek šienavimui, tiek modulių plovimui. Tikimės, kad ateityje bendradarbiausime ne tik su Lietuvos, bet ir Pabaltijos šalių įmonėmis ir joms galėsime teikti visokeriopą pagalbą saulės elektrinių parkų priežiūrai. Taigi visiems, kurie galbūt nedrįsta ar dvejoja ar dalyvauti šiame projekte, palinkėčiau kantrybės, ryžto ir pasiryžimo dalyvauti, nes tikrai šiame projekte galima gauti visokeriopos naudos.